Tbilisis. Sakartvelo sostinėje visada gausu garsų, spalvų ir judesio. Toje gausoje yra ir lietuviška oazė, kur kabo trispalvė, skaitomos lietuviškos knygos, dainuojamos lietuviškos dainos, kalbama apie Lietuvos krepšinį ir nuolat skamba lietuvių kalba. Kartvelas ir Aklidų Dauri veda mus į Tbilisio technikos universitetą, kuriame 2012-aisiais buvo atidarytas Lietuvių kalbos ir kultūros centras. Jį įkūrė šviesios atminties lietuvis kalbininkas profesorius Vidas Kavaliauskas. Visai atsitiktinai šitą buvo. Visai atsitiktinai aš susitikau su Vidu Kavaliausku. Buvo mano miesto, Dušetis yra mano miestas, šventė. Rašytojas yra Važiapšavelos šventė, kaip vadinasi važiaoba. Ir mums pakvietė mūsų merė. Ir ten susipažinom su Vidu. Supažindino mano draugas ir po to sužinojau apie Lietuvą daugiau, nes po to bendravom. Taip arčiau, kai susipažinom, po to mes pakvietėm Vidą Kavaliauską į mūsų miestą ir ten žaidėjom nardį, ten kalbėjom. Po to jis parodė man video apie centrą. Ir kai aš mačiau šitą video, čia vyko labai aktyvus gyvenimas, aš susidomėjau ir jis manęs pakvietė į centrą ir aš pradėjau čia mokytis lietuvių kalbą. Ir po to rudenį aš išvažiavau į Lietuvą. Labai įsimylėjau šitą kalbą ir kaip aš kalbu visada, aš esu pusiau lietuvis dabar. Ir taip ir buvo. Vidas buvo toks labai charizmatiškas, pritraukdavo studentus. Ir centre buvo visada daug studentų, apie 70, apie 50, mažiau nebuvo. Ir ką jūs matot, čia yra viską padaryta Vidu Kavaliausku šitame centre. Kaip jisai sugebėdavo tos jaunus žmonės pritraukti, kaip jūs sakot, sugebėdavo pritraukti, nes iš tiesų tai nėra anglų kalba, ar ne, kas labai atveria didelės galimybės pasaulyje, gerokai didesnės, ko gero, negu mokantis lietuvių kalbą. Bet vis tiek štai Vidas Kavaliauskas sugebėdavo jaunus žmonės įtikinti ir jūs taip pat? Vidas Kavaliauskas labai žinojo mūsų psichologiją. Jis buvo kaip psichologas ir kai aš jau buvau centro studentas ir buvau centro prezidentas. Ir mes kartu darėm reklamą ir mes važiuodavom visose universitetuose, Tbilisio visose universitetuose ir skelbdavom šitus reklamus. Ir studentai, kai ateidavo čia, tokia kalba turėjo Vidas Kavaliauskas, kad visi norėjo po to čia mokytis. Ir motyvuodavo kažkaip? Motyvuodavo, taip. Ir motyvuodavo studentus ir kaip jau žinoma yra, Lietuva padeda mūsų šalį nemokamai studijuoti, visi galėjo ir gaudavo stipendiją. Ir po to galėjo įstoti į magistratūrą arba į doktorantūrą. Centro įkūrėjas ir ilgametis vadovas lituanistas Vidas Kavaliauskas buvo vienas iš tų žmonių,
kurio dėka Lietuvoje Sakartvelas oficialiai nebevadinamas Gruzija. Už tai profesorius gavo Sakartvelo valstybės apdovanojimą. Kartvelai Sakartvelo pavadinimą įteisino 2018 pavasarį, švęsdami savo naujosios istorijos 100-metį. Sakartvelas įteisino ir autentišką Lietuvos pavadinimą. Iki tol kartvelai mus vadino Litva. Mums vadindavo ir dabar vadina keletą šalių, Gruzija. Iš Rusijos yra šitas pavadinimas ir po to Vidas buvo, kaip jūs žinot, pagrindinis ekspertas šitame darbe ir jis buvo iniciatorius, kad mūsų autentiškas pavadinimas Sakartvelas, kad vadintų viena europietiškų šalį. Ir dabar Lietuva yra pirma europietiška šalį, kuri vadina mums Sakartvelas. Visi manęs klausia, kad ko reiškia sa? Aš galiu trumpai sakyti, sa reiškia visuma, pilni, nes buvo daug variantų. Aš irgi dalyvavau šitame procese, studentai. Ir buvo daug variantų. Buvo Kartvelija. Kartvelija, tai reiškia, kad tik kartvelai čia gyvena, Sakartvele. Buvo Sakartvela. Tai nelabai autentiškas, nelabai gaunasi. Ir buvo mūsų šalis, tai anksčiau šalyje buvo 3 arba 4 karalystės. Ir buvo ir Kartli, Kolchida, Iberija, tai buvo mūsų pavadinimai, tokios buvo mūsų pavadinimai ir mūsų šalyje gyvena ne tik kartvelai, mūsų šalyje gyvena isvanai, mūsų šalyje gyvena ir migrelai, ir lazai gyvena ten Turkijoje, bet yra čia nedaug. Ir čia todėl reiškia visuma, kad Sakartvele gyvena visi žmonės. Ir dar noriu sakyti, kad šita galūnė as mums labai tinka ir labai patinka mums, kaip lietuviškai, gramatiškai labai teisingas Sakartvelas. Ir tai sa nišnas vieta, kur gyvena ne tik kartvelai ir visi čia visi tautai, kur šitame šalyje gyvena. Lietuvių kalbos ir kultūros centras įkurtas nuo nulio. Pirmoji studentų grupė – 40 kartvelų, iš kurių keletas sėkmingai kopė karjeros laiptais. Šiuo metu centre studijuojantis Kartvelas Georgijus lietuvių kalbą mokosi porą metų. Aš esu iš Tbilisio, konkrečiai iš Kachetijo, bet dabar aš gyvenu Tbilisyje. Aš studijuoju Sakartvelo technikos universitete. Aš esu 4. kurse. Dabar mano profesija yra statyba, konkrečiai hidrotechnikos statyba. Dabar yra jau 2 metų arba 1,5 metų, kada baigiau studijuoti lietuvių kalbą. Priešmet buvau Lietuvoje, buvo mano pirmas kartas. Man labai patiko Lietuva, kad mūsų tradicija yra tokia tas pats kaip kartveliška, labai panašus į lietuvių tradiciją. Georgijus žino daug visokių lietuviškų žodžių bei jų reikšmių. Štai paklausėme jo, koks jo akimis buvo profesorius Vidas Kavaliauskas. Profesorius visada buvo kaip
laimingas, bet taip pat buvo labai bjauras. Ne bjauras, griežtas, atsiprašau. Reiklus. Atsiprašau. Reiklus? Jo. Averija. Jo, atsiprašau. Griežtas. Ne bjauras. Pamiršau lietuvių kalbą. Labai. Ar sunki lietuvių kalba? Jo, labai sunku. Kas sunkiausia? Pusdalyvis ir dalyvis labai. Taip pat paklausėme, kas Georgijui labiausiai patiko viešint Lietuvoje. Turit draugų iš Lietuvos? Jo, turiu. Nedaug, bet turiu iš priešmet Sakartvele čia centre buvo konferencija, ne konferencija, bet buvo kaip forumas. Ir čia buvo 3 merginos iš kolegijos ir they were dancers and singers. Šokėjas ir kaip dainininkas. Ir kad aš priešmet buvo Lietuvoje, aš su jiems pasivaikščioti į Vilnių ir mēs labai daug alu gerim. It's a date. No, not date, but they were like with other friends. They were Pasimatymas buvo? Jo, ne pasimatymas. Just meeting. Profesoriaus Vido Kavaliausko įkurtam lietuviškam centrui Sakartvele 13 metų. Profesoriaus jau porą metų nebėra. Būdamas 57, jis Tbilisyje netikėtai mirė. Tačiau jo įkurtas centras ir toliau gyvuoja. Dabar jau jo studentų dėka. Taip galvoju, kad kaip jis visada kalbėdavo prie stalų, kai sėdėjom ir visada mes, pavyzdžiui, vienas dalykas sakysiu, kai sakom tostą apie mirusius žmonės, jūs nesakot, kaip aš žinau, mes atsistojom ir taip sakom. Ir vieną kartą mes neatsistojom ir taip sakėm tostą. Ir Vitas atsistojo pats. Ir jis visada sakydavo, kad yra pusiau Kartvelas. Ir labai jam įsimylėjo Sakartvelą ir todėl jis ir čia padarė Mažą Lietuvą ir susijungė šitos šalies ryšius ir jis buvo kaip tiltas tarp Lietuvos ir Sakartvelo, jis buvo neoficialus ambasadorius ir todėl ir mylėjo ir todėl. Ir taip sakomas, kad Sakartvelas kaip Egiptas yra ir savu vadina Misr, taip ir mēs vadinam Sakartvelo. Kartveliškai, ne Grūzija. Mūsu pavadinimas nėra Grūzija. Pavadinima nėra Grūzija tikrai. Ir todėl labai didelę darbą padarė. Jis ir taip sakydavo, kad aš daug ko esu padaręs gyvenime, bet vieną iš svarbiausių dalykų padarėjau, kad dalyvavau šitame procese, kad jūs gavot jūsų autentišką pavadinimą Sakartvelas. Ir yra pirma europietiška šalia Lietuva, kuri mums vadina mūsų autentišką pavadinimą. Ir labai ačiū šitą. Profesorius Vidas Kavaliauskas, buvęs Sakartvelo technikos universiteto lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovas, lietuvių kalbos dėstytojas, yra pirmasis, kuriam buvo skirta lituanistinio švietimo mokytojo dėstytojo premija.